19 priėmė Jėzų, 2 moterys atėjo su lazdukėm, išėjo be jų, buvo kaklo išgydymas vienas, viena moteris atėjo su klausos aparatais ir jie iškrito tiesiog ir dingo ir jų nėra. Buvo penktadienį susirinkimas, sako, aš jų neradau ir man jų daugiau nereikia. Tai klausos ir sąnario išgydymas. Tai tokį buvo, kiek aš žinau, momentinai tuo kartu, kada vyko. O iš tikrųjų būna procesas, būna kažkas pasakys, bet iš tikrųjų tai nuostabus buvo Dievo darbas ir dėkojom Dievui. Ir dėkojom už Marijantą. Aš labai trumpai, mano mamai buvo operuotas petys ir jai labai skaudėdavo. Ir jinai tiesiog net nesakė, kad jai skauda tą petį, jinai turėjo stuburo problemų. Bet Alanas priejo, uždėjo rankas ir sako, tavo operuotas petys skauda tau. Jinai nepatikėjo, nes jinai net nieko nesakė apie tą petį. Ir sako, tu pasimelė ir sako, tu išgydyta. Ir tiesiog iš tikrųjų daugiau nebeskauda ir jokio skausmo tame petyje nėra tikrai. Labadiena visiems, iš Ukmergės, Remigijus. Tai Ukmergiai buvo skaičiais 100 žmonių susirinkę. Iš jų 38 išėjo paliudyti, kad jie priėmė Jėzų. Vyrai buvo užvažiavęs, 2 moteriškės, viena širdies liga pasveiko, kita su kraujotaka. Vyras skambina, sako, kas ten pasidarė, žmona tokia linksma, laksto pro namus, džiaugiasi. Taip, sveiki, mano vardas Linas, aš esu Vilniaus skyriaus sekretorius ir galiu konstatuoti faktą, kad vakar kiek buvo žmonių, tai Vilniui turbūt nėra gal tiek buvę, apie 60 žmonių išėjo į priekį pirmą kartą. Tai iš tikrųjų šlovė viešpačiui, iš tikrųjų mes buvom arti ir matėm, regėjom savo akim Dievo darbus, kai žmonės, reiškia, po depresijų išgyja, atėjo dėkodami švytinčiais veidais. Tai buvo akivaizdu, Dievo darbas tikrai. Bet mes tų skaičių neskaičiavom, Dievas viską žino, jis suskaičiavęs. Ir aš noriu vieną liudijimą perskaityti, atsiuntė, reiškia, moteris, kuri gavo vakar išgydymą. Tai aš perskaitysiu. Dėkuoju Dievui už jūs visus. Vakar po bendros maldos Alanui pakvietus į priekį tuos, kurie pirmą kartą meldėsi tą maldą, aš nenuėjau. Tiesą sakant, nesupratau. Pamaniau, kad eiti turi tie, kurie iš vis pirmą kartą meldėsi. Kai svečias iš Anglijos pasakė, kad dabar už tuos priekyje susirinkusius melsis, labai nusiminiau, kad likau savo vietoje. Nuo vaikystės turėjau deformuotą stuburą. Eidavau palinkus į priekį, jau buvo susiformavusi kuprelė. Ja jaučiau kaip kažkokią sunkią naštą, kuri dar ir skaudėjo. Vakar Alanas, besimelsdamas, už žmonės priekį atsisuko ir į mus likusius salėje. Aš stovėjau salės vidury. Ir pasakė, kad meldžiasi už salėje likusius stuburus. Ta akimirka mane už pečių pačiupo nesuvokiama galinga jėga ir pradėjo lenkti ir kelti. Tada pradėjau svirduliuoti, šventosios dvasios pagauta nugriuvau. Kol gulėjau ant žemės, jaučiau, kaip mano nugara yra tiesinama. Mintise kartojau tik vieną: šventas, 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 viešpats galybių Dievas. Jau tada žinau, kad Jėzus mane palėtė. Nuo vakar nugara yra laisva ir tiesi. Garbė ir šlovė jam per amžius. Aš iš Klaipėdos, Alvydas. Žmonių buvo tiek, kiek salėje tilpo. Jo, į priekį išėjo kažkur 40. Jo. Aš labai atsargus kalbėti apie stebuklus, tuos išgydymus, čia kiekvieno žmogaus reikalas. Ir turėtų kiekvienas liudyti. Bet aš pats buvau išgydytas, bet buvau išgydytas Marijampolėje. Aš buvau ir ten. Ir aš tada prašiau maldos, man šitą vietą skaudėjo kažko tai. Jo. Ir nuo tokio mažo prisilietimo buvau išgydytas. Ačiū. Prienų skyrius tikrai troško to prabudimo, to naujo Jėzaus priėmimo. Bet svarbiausia, aš atsakau už save,
Buvau išgydyta, kad ir esu apkūni. Dievui nėra negalimų dalykų. Man labai skubėjo dubens kaulus ir šiandieną man jų tikrai neskauda. Aš esu labai lengvai jaučiuosi ir labai esu dėkinga Viešpačiui Dievui už tą prisilietimą staigų. Ir taip visi troška iš visi. Ir jūs šiandieną busit visi išgydyti Jėzaus vardu. Trumpai iš Panevėžio, Gintaras, buvau šitame, reiškia, renginyje, bankete ir buvo tokie, reiškia, išgydymai, buvo, reiškia, stuburo išgydymas, viena moteris negalėjo pasilenkti, paskui lenkėsi iki pat žemės jau, tas buvo dalykas labai džiugu žiūrėti, aišku, buvo ir kaklo išgydymas, ir kojų. Tai 3 žmonės aš atsimenu, daugiau, reiškia, pats, sakė Alanas, sako, pridėkit ranką ten, kur jūs turit problemą. Tai aš asmeniškai jaučiau šilumą ten, kur reiškia, yra man problema, buvo šiluma ir aš tikrai šiandien jau to, reiškia, to dalyko nebejaučiu. Ačiū Viešpačiui.